tokio žaidimo nėra buvę, nei pernai, nei šiais metais. Atvira universitetų žinių lyga, lyderiai, greitis, rizika, azartas. Ar tikrai? Nu taip. Pas mane kitaip parašyta. Tai nesąmonė, pas jūs ne pagal jų pakno nomenklatūrą. Tada gerai, priimu šių protestą, nepriimam atsakymą. Ir tada viskas lemsi iš čia. Taip, paskutinis klausimas. Jo portretas vienoje knygoje atrodo taip. Mes pirmiau. Oho, oho. Sveiki, čia atvira Lietuvos universitetų žinių lyga lyderiai. Kaip žinia, pagrindinis prizas yra krištolinė piramidė, kuri atiteks tik vienai komandai. Ir šiandien tęsime kovas dėl išlikimo. Ir susitinka Kauno technologijos universiteto komanda, visiškai nepažįstu. Ievą te pažįstu. Esu Edgaras Rolčius, iš Jonavos studijuoju statybų inžineriją, myliu šeimą, gamtą ir KTU. Sveiki, aš Simonas Baitis, esu informatikos absolventas, domiuosi istoriją, politologiją, informacinėmis technologijomis. Esu Dainius Švenčionis, Kauno Antanas Sniečkaus Politechnikos institute studijavau tiksliosios mechanikos prietaisus, laisvalaikiu domiuosi sportu ir nardymu. Esu Ieva Petrikytė, Kauno technologijos universitete studijuoju chemijos inžineriją. Laisvalaikiu mane labiausiai domina gyvasis pasaulis. Esu Kęstutis Janulis, Kauno technologijos universitete studijuoju viešąjį administravimą, laisvalaikiu domiuosi politiką bei istoriją. O kur padėjai kolegas? Susiradau naujų draugų. Ar ne? Matosi. Ir praeitų sezonų nugalėtojai Vilniaus universiteto komanda. Čia daugiau pažįstamų veidų. Net 4 matau. Su liutauru prieš akį. Esu Giedrė Užkurelytė, studijuoju geografiją 4 kurse, o laisvalaikiu domiuosi fantastiką. Esu Antanas Manstavičius, studijuoju tarptautinius santykius ir diplomatiją, domiuosi istoriją, sportu. Esu Liutauras Gudžinskas, esu doktorantas, studijuoju politikos mokslus ir mano pomėgiai irgi daugiausia susiję su politika, istorija ir panašiai. Aš esu Gintautas Bagdžiūnas, studijuoju chemiją, domiuosi istoriją ir geopolitiką. Aš esu Kiril Lanevski, biochemikas, Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto absolventas, neseniai įgijęs daktaro laipsnį. Be savo srities taip pat domiuosi ir kitais tiksliaisiais mokslais bei informacinėmis technologijomis. Pradedam žaidimą. Pasiruošę, taisyklės žinot, 8 temos, burtus ištraukit. Kas pirmiai renkasi? Mes. Universitetas Vilniaus renkasi pirmasis. Iš 8 temų 6 žaidžiami klausimai. Tai tada prašom, kol pasirinksite, pranešu, kad prie temos užrašas Delfi reiškia, kad tai yra konkursinis portalo Delfi klausimas. Jo skaitytojai ar žiūrovai dalyvauja Delfi konkurse, jiems labai dėkingi ir atrinktų klausimų autoriai yra apdovanojami galvosūkių pasaulio prizu. Taigi pirmas turas, pirmajam turą tvarka įprasta, klausimas, minutė debatų ir atsakymas. Taigi Vilniaus universitete, ką renkatės? Imame asociacijas. Asociacijos. Labai trumpas klausimas. Pamatom vaizdukus. Ir sakome, ir klausime, kas sieja šios vaizdus. Minutė. Šios sraigė, šaknis, plaktukas, žvaigždė. Vainikas. O kas tam užrašyta tos skardinės? Kelmė. Emalija parašyta. Kas teptukas? Plaktukas. Kas jie šios? Sraigė, namas, statyba. Statybos kažkokiu. O vainikas prie ko? Vainikas. Vainikas tai yra statybos dalykas yra. Bet vis tiek, prie ko kaltas? Kaltas. Žvaigždė ten yra, taip dar yra? Prie ko priekalas? Priekalas, plaktukas. O kas yra vamzdis kažkoks? Kitos kalbos bandykit. Kitom kalbom gal kažkokias asociacijas. Ne.
Nebus su organizmu žmogus kažkoks kaip ausytė, tie priekalas. Priekalas, kad plaktukas, šaknis, kokia nors. Kokia yra danties, kokia šaknis. Gali šakų kanalas, tada emalis, dantų emalis, taip, žmonių. O vainikinė arterija, O vainikas. Vainikinė arterija. Yra vainikinė arterija. Tai kas dantis? Ne, žmogaus organizme galima atrasti su pavadinimu. Iš klausimą atsakinėja Giedrė. Tai mes ilgai tarėmės ir nutarėm, kad galima rasti žmogaus organizme su visais šitais pavadinimais susijusius dalykus. Tai tarkim, ausies kriauklė, tai matom, sureikia danties emalis, tarkim, kūjas ir priekalas ir plaktukas yra kauliukai ausie, šaknis, nežinau, galbūt danties ar dar kas nors. Vainikas, tai vainikinė arterija, na. Ir danties vainikas. Maždaug taip. Tai manom, kad atitikmenis galima rasti žmogaus organizme. Tokiais pavadinimais. Žinau, kad Kauno technologijos universitetas yra statybininkai. Jie čia gali žiūrėti žymiai daugiau, Giedrė. Bet be šansų, mėlėjai. Taip, tai visi pavaizduoti objektai turi atitikmenį žmogaus organizme. Sveikinam, Giedrė. Ale sugalvok tu man žiūrinti mentę ir kūjį su priekalu. Giedrė, jūs čia stulbinat. Taip, dabar renkasi Kauno technologijos universiteto komanda. Prašom. Mes renkamės vardus. Biblijoje paminėti tik 3 angelų vardai. Danieliaus knygoje minimi Gabrielius ir Mykolas. Trečiasis angelas paprastai vadinamas ne hebrajišku vardu Helel, o lotynišku, kuris Biblijoje neminimas. Kas tas trečiasis angelas siejamas su šviesa? Minutė. Su šviesa taip. Šitas vienareikšmiškai. Liuciferis yra šviesa. O dar laiką galima taupyti. Ir mes tikrai žinom, Liuciferis yra šviesa. Aš ir tiesiog mačiau, nes jisai angelas. Ir jisai čia buvo išvienareikšmiškai. Ir dėl to, čia kaip kalba, kad neminimos, ne? Neminimos Biblijoje. Neminimos. Kuris Biblijoje tas siejamas su šviesa, tai Liuciferis. Nes man šiek tiek dėl to, kad jisai yra, tas angelas, kuris yra neminimas. Kuris sukilo prieš šviesą. Puolės angelas, taip. Nu kaip? Bet tai Liuciferis. Tas netinka, ar ne? Ne, Rapolas netinka. Čia yra archangelai. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas 3 archangelai yra. Bet čia ne apie tai. Su šviesa tai tik tai Liuciferis galima. Jo, su šviesas. Aš irgi, man šiek pirma asociacija. Nu, su šviesa daugiau jokių. Daugiau neturime. Šviesos nešėjas, taip ir jisai šviesa, bet po... Laikas. Mes manome, kad tai yra Liuciferis, kurio vardas reiškia nešanti šviesą, ir tai yra angelas, kuris sukilo prieš viešpatį ir buvo nutrenktas į pragarus iš dangaus. Nešanti šviesą. Taip. Priimam. Archangelą Mykolą mes matom. Elgreko paveikslę matom Gabrielių. Ir iš tikrųjų lotyniškai nešti šviesą yra nuo Liucimferė. Liuciferis, sveikinam. Rezultatas tampa 5-5. Tema renkasi Vilniaus universiteto komanda. Renkamės ekonomiką. Fidžio, valstybė tokia, kurioje negyvena net 1 milijono gyventojų, 850 tūkstančių. Kariuomenėje tarnauja apie 3,5 tūkstančio karių. Dar apie 3 tūkstančius rezervistų. Kovinius dalinius sudaro 6 pėstininkų batalionai. Pirmasis ir antrasis batalionai apie 30 metų dalyvauja Jungtinių tautų organizacijos taikos palaikymo misijose. Ir dabar jie veikia Sinajuje, Irake, Sudane. Kuo Fidžio kariuomenė skiriasi nuo Lietuvos kariuomenės, o veikla primena lietuvių emigrantų ryšį su tėvynė. Prašom, minutę. Jie
Man atrodo, Australija. Man atrodo, juos palaiko kaip armija yra jau kaip užstoja armija, tai yra Australija, man atrodo. Ta prasme. Jie neturi savo armijos. Jie gali būti, kad Australijos armija esantys išeiviai, Fidžio išeiviai, man atrodo, kad Australijos galiu klysti. Tai yra Australijos Fidži gyventojų batalionas. Taip, pati savo. Gyvena su Fidži, gerai, galvojam kažką dar kitą. Kitus variantus. Kuo skiriasi nuo Lietuvos kariuomenės? Tai yra šauktiniai, profesinė ar savanoriai, tada dar kažkas. Lietuvos kariuomenės, o veikla primena Lietuvų emigrantų ryšių stoveinę. Veikla. Ir ekonomika, čia kažkas susijęs su ekonomika, buvo tema ekonomika. Galbūt tie kareiviai siunčia savo pajamas į Fidį, kaip kad emigrantai. Bet ar kaip? Veikla primena, čia samdiniai matyt bus. Ar pati Fidžio? Taip. Bandyk kažką tai. Taip, minutė. Kapitonė, kas atsakinėja? Mes manome, kad Fidži kariuomenė skiriasi nuo Lietuvos kariuomenės tuo, kad jie yra samdiniai, o veikla primena lietuvių emigrantų ryšį su tėvynė, tai yra tai, kad jie iš esmės yra išeiviai, kurie gyvena Australijoje ir tarsi yra tam tikras Australijos kariuomenė suformuotas atskiras batalionas. Tai neturi kaip ir pačios kariuomenės. Tai kuo panaši ir kuo skiriasi? Kuo skiriasi nuo kariuomenės veiklos? Tada turbūt taip. O kuo veikla primena migrantus? Atsakom labai konkrečiai. Veikla primena tuo, kad galbūt taip tada sakyčiau, panaši tai yra tai, kad Fidžių kariuomenė iš tikrųjų yra būtent samdiniai, o veikla primena tuo, kad jie yra, juos samdo ar tas lėšas skiria būtent Fidži salos išeiviai. Kas yra? Jiems skiria kariuomenės išlaikymui. Taip. Fidžio išeiviai. Taip. O kodėl jie taip daro? Kažkaip užpainiai. Kas jūs taip verčia? Iš savo narystės yra... O mūsų emigrantai mūsų kariuomenės neišlaiko. Ne, tai čia rašo, kad primena veiklų, tai galima būtų sakyti... Tai mūsų emigrantai išlaiko mūsų kariuomenę. Iš tavo atsakymų Liutaro taip sako. Ar taip? Norėjai pasakyti. Čia kažkaip užpainiai. Fidžio kariuomenė yra samdiniai, kuriuos išlaiko... Fidžio išeiviai. Tarsi atsakyti temą. Ekonomika. Na ir vis dėlto noriu leisti pasireikšti KTU. Atsakys Kęstutis. Taip. Mes kažkaip apsitarėm ir galvoju, kad galbūt Fidžio kariuomenėje gali tarnauti trečiųjų šalių piliečiai ir jie galbūt siunčia pinigus į savo tas trečiąsias šalis. Tai čia panašumas yra su toks yra skirtumas, kad būtent tarnauja trečiųjų šalių piliečiai, nebūtinai Fidžio piliečiai gali tarnauti tenais kariuomenė. Tai čia skirtumas. Garantuotas esat? Nesu garantuotas. Nesat garantuotas, matus iš akių. Bet... Taip, kad taip, bent jau tokių duomenų aš neturiu. Na, nepriimu ir jūsų atsakymą. Ir teisingas atsakymas yra toks. Tiek kariuomenės, jos dalyvavimas taikos palaikymo misijos, ne veltui užuominos yra tos proporcijos tarp kariuomenės ir gyventojų skaičiaus. Jų uždirbami pinigai kaip samdinių sudaro didžiulę dalį nacionalinių pajamų viršijančių jų cukraus pramonės. Jūs nepriejot prie to. O pasilikę ten, sakykime, iš tų kariuomenės žmonių liktiniai kareiviai, jie siunčia kaip emigrantai pinigus. Ir vėl pildo biudžetą. Tai to panašus. Bet prie to, kad kariuomenės uždarbis visas yra didžiulis nacionalinio biudžeto, kiek jūs nepriejot prieš tai, sutikite. Ir jūs nepriejot. Neįskaitau. Taškas. Tema renkasi
Kauno technologijos universiteto komanda. Panašumai. Gaminius renkame. Ši žinomos Prancūzijos giminės pavardė kilusi iš mitinių būtybių pavadinimų. 15 amžiuje vienas jų vardu Jehanas išrado skaičiai raudonų dažų rūšį. Tad giminė gerai uždirbdavo iš audeklų dažymą. Vėliau 16 amžiuje verslas dar prasiplėtė, dar vėliau nusipirko bajorystę ir titulus. Kokie jų išpopuliarinti gaminiai gerai žinomi ir Lietuvoje? Minutė. Plytos gali būti, tos plytos, raudonos plytos, bet tai Jokių jos nedažytos, jos yra keramikos. Nemai gaminius, 16 amžius, tai buvo, Kauno pilis, raudonų plytų buvo. Audeklų dažymo. Vėliau jų verslas dar prasiplėtė, o dar vėliau kokie jų išpopuliarinti gaminiai gerai žinomi ir Lietuvoje. Kažkokie tai raudoni. Kažką parduodavo. Kas yra raudonas? Kas prancūziškai? Nežinau, tas plytos toks. Ne, plytos tikrai ne. O dažai negali būti? Dažai tai jo. Bet dažai kokie dažai? Okra buvo patys pirmieji dažai buvo okra, kuriuos naudoja. Bet tai 16 amžiuje jų prasiplėtė. Ne, tai prasme pavadinimą gal, nežinau. Gal tas pavadinimas kažką. Bet mes tik turim šitą užsikabinti, šitą ir plytas. Laikas. Gerai. Kas atsakinėjom? Bandau atsakyti. Neturime tikslaus atsakymo, nežinome, kokia tai galėtų būti iš mitinių būtybių kilusi pavardė, tačiau manome, kad tie dažai raudoni, kurie išrado, jie yra chna. Ir tie produktai turėtų būti susiję su dažais raudonais. Ieva pasiūlė variantą, kad galbūt tai yra, tie dažai buvo panaudoti kosmetikos pramonėje, pavyzdžiui, kad ir lūpų dažai raudoni. Dažai kosmetikos pramonė. Taip? Iš principo taip. Nepriimu. Šansą turi universiteto komanda. Mes mąstėm, bet kažkaip tai labai stipriai ir nesugalvojame. Tai čia bus tik tai šūvis į dangų. Turime tokią teisę, tai tarkime, pavyzdžiui, padangos. Kas tokio? Padangos. Padangos. Ir kaip ten 16 amžiuje su tom padangom? Ne, tai vėliau jie išrado, dar pasiplėtė. Jau po bajorystės, norit pasakyti, ne? Išpopuliarinti gaminiai. Nu, o kas ten šitie žmogeliai yra? Ne viena komanda nepriėjo. Nu, žinokit, kad net aš įtariau, kad tai yra tie, o jau jūs jaunimas. Kad tai yra gobelinai. O kad šios giminės pavardė yra gobelinai. Jų įkurta gobelenų manufaktūra, Žano Batisto Kolpero išpirkta, buvo vadinama Manufacture de Gobelin. Nu ir va. O gobelenai žinomi puikiausiai Lietuvoje nuo 16 amžiaus. Na va. Prašovėt pro šalį. Gobelenai, goblenai ir gobelinai. Ką. O klausimus labai, man atrodo, kad gražus. Gerai, tema renkasi Vilniaus universiteto komanda. Rizikuojame ir bandome rinktis poeziją. Gerai žinoma išeivijos lietuvių poeto Henriko Radausko eilėraščio dainos gimimas eilutės. Jos skamba puikiai žinom. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos. Tik sėdžiu po šakom akacijos baltos. Literatūros istorikų dažnai pavadinamos poetinė antifraze. Dar geriau žinomo išeivijos lietuvių autoriaus, žinomam dar geriau eilėraščiui. Kokiam eilėraščiui? Minutė. Šaukiu aš tautą. O jis buvo išeivis? Kas? Šaukiu aš tautą, dar kažkas, ne? Tai gerai, koks eilėraštis? Reikia iš viso pirmą rasti išeivį. Kažkas priešingybė yra. Gerai žinomas išeivijas, tai matyt gali būti, koks bražionis, taip? Aš nevedu tautos, tai šaukiu aš tautą, kažkas yra tokio, taip? O jis... Kokiam eilėraščiui? Koks eilėraštis? Šaukiu aš Lietuvą. Gerai, Kas kito variantą? Kas dar čia galėtų kažkoks
Aš su namais nesu tai statau kažką. Statau kažką, bet tokių, kad Kurių statybininkų mažai. kažką kurių. Aš vedu tautos. Bet tai Kokių nežinome bražionio eilėraščius. Tai gal ir... Ten yra čia Lietuva, po kojom tave žemė, kaip yra... Tai gal ir yra šaukiu aš Lietuvą, ne kaip jis vadinasi. Laikas? Bandom. Mes manome, kad tas išeivijos autorius, dar geriau žinomas, yra Bernardas Bražionis. O eilėraštis, jeigu tiksliai pamename pavadinimą, yra Šaukiu aš Lietuvą. Bernardas Bražionis, Šaukiu aš Lietuvą. Nors ten Radauskas sakė, aš nevedu tautos, o nevedu Lietuvos, ne? Na, KTU, ar leisiu aš jums pasireikšti? Turėtumėt. Neleisiu, nes iš principo teisingai atsakyta. Tai Bernardo Bražionio šaukiu aš tautą. Bet principas jau sugautas tikrai. Įsiverži prieki Vilniaus universiteto komanda ir paskutinę temą pirmame ture renkasi KTU komanda. Prašom. Įrankius renkamės. Įrankiai. Rankiniai, grandininiai pjūklai, dabar žinomi kaip išgyvenimo pjūklai, įeina į avarinius komplektus. O tai 1860 metais grandininis pjūklas, kurių rankenos nuimamos. Kokios humaniškos profesijos žmonės naudoja ir naudoja tokius pjūklus, nors su tuo geriau nesusidurti. Minutė. Gal. Arba stomatologijos. Kam? Amputacija, dar Jo, kažkas. aš irgi sakau tą patį, jo. Aš galvoju, aš nežinau. Gerai, Kokia funkcija, kas vyksta? Tai sakykime, avarijos metu nupjauti kokią nors nužuotą galūnę. Kodėl nuimamos? Gal humaniškos profesijos žmonės. Kodėl nuimamos rankenos? Nu, ta prasme, gal kad komplektu... Nu, čia neklausimas su to. Čia ne to. O humaniškų profesija čia nėra. Humaniška Čia profesija. vienu žodžiu, aš taip įeina avarinius komplektus, tai čia yra zipas, kuris, na, avarijos metu. Ir šiaip amputacija, stringa, dar kažkas įvairių, nu ir šiaip sulaužyti. Išlaisvinti nebūtinai O gal ne šitą, galūnę. bet klausiu profesijų. Ne, tai Gali būti ir šitas, gal gal šitas. O gal šitas? Tai ugniagesiai gelbėtojai. Jo, gali būti. tai va. Tai kurį ugniagesiai Naudojo ir gelbėtojai. naudoja, tai būtent naudoja Tai dabar medikai ir daro. Ugniagesiai gelbėtojai, gelbėtojai. Nu, pabandom. Pakankamai humaniška būtų tai. Nu, tebūnė. Okay. Labai abu dabar jam. Prašau, kapitonė. Mes manome, kad šitas grandininis pjūklas įeina į avarinį komplektą, kurios turi gelbėtojai. Galbūt plačiau gelbėtojai, o šiaip galbūt ugniagesiai gelbėtojai. Ir jie jos naudoja, sakykime, jeigu įvyko kokia nors katastrofa sunkiai prieinamoje vietoje, kur negali nusigabenti įrankių, reikia, sakykime, išlaisvinti žmogų ir tenka pjaut kaulą, amputuoti kažką tai. Galūnę, kad žmogų ištrauktum, tai tam buvo naudojami šitie pjūklai. Toks mūsų atsakymas būtų. Gelbėtojai. Taip. kažkas tokio. Bet jūs netkreipėte dėmesio, kad į kairę rudiklikę ir į dešinę. Čia yra du pjūklai. Ir klausimas ir kitos paskirties pjūklas, kuris yra grandininis pjūklas, kurių rankenos nuimamos. Tai jūs apie šitą atsakinėjot? Ar apie išgyvenimą pjūklą, kapitonė? Mes iš tikrųjų netkreipėm dėmesio, kad yra skirtumas, tai, sakykime, apie išgyvenimą atsakinėjom. Jo, aš taip ir pagalvoju, kad jūs apie išgyvenimą pasakojate. Dėl to aš kažkaip nenoriu priimti jūsų atsakymo. Nes jūs nenuėjot, bent jau pasiaiškinti, kuo tie du pjūklai skiriasi. Nu, kažkam tai naudoti. Tai šansas universiteto komandai. Tai atsakinėja Gintautas. Na, mums iškart tokia mintis užkliuvo, kad tai galėtų būti pjūklai naudojami chirurgų, kurie amputuoja tiesiog galūnės. Tai yra ne pjūklelis, o... Tai kuo skiriasi tie pjūklai tada? Humaniška profesija žmonės tai yra chirurgai. Nu kodėl? Ir gelbėtojai yra humaniškos profesijos žmonės. Yra klausime, kokios profesijos. Mes ir atsakom, kad chirurgai tai yra profesija.
Daugiau nesigilim, nes man atrodė vis laikai klausimas buvo užduotas, aš priimu šitą, kad chirurgai, ir skaitau dabar atsakymą. Aš prieštarau, nes per daug subtilų čia vis. Iš tikrųjų teisūs yra Vilniaus universiteto komanda, tai yra chirurgai. Ir skiriasi nuo gelbėtojų. Prašau? Taip pat dabar tokius naudoja? Taip, dabar kai kada naudoja. Taip man užgarantavo. Net ir mačiau aš. Tai va, 2 taškai Vilniaus universiteto komandai. Taip. Baigiam pirmąją turą. Veiksmas įtemptas. Viskas priekyje. Antrasis turas. Namų darbai. Ta pačia tvarka. Pirmieji klausė Vilniaus universiteto komandos žmonės. Prašom. Taip, buvo toksai Sovietų sąjungos dailininkas Bendelis, jis buvo grafikas. Jis išgarsėjo kaip atvirukų, pašto ženklų ir ypač Stalino portretų autorius. Ir štai 1945 metais jis nutapė išties didelį Stalino portretą, sudarytą iš 8 susiūtų drobės dalių. Nešant šį paveikslą per lietingas spalio revoliucijos metinės išaiškėjo tai, už ką jis buvo apkaltintas antisovietinė propaganda, suimtas ir ištremtas į lagerį. Taigi, kas išryškėjo Bendelio nutapytame paveiksle? Minutė. Jo, aš tą patį galvoju. Ant to paties. Lietus lydavos kažkaip. Jo, nupodo kažkas. Ir kas buvo nupiešta kvapai. Nes tiek drobė turi būti gera. Jo. Tai jisai O Karsiulės negalėjo kryžius išryškėti koks nors rusiškas? Bet ką žinau, aš nežinau. 8 žalės. Arba caras, arba Leninas gali koks nors būti. Tai 45 jau kažkaip man atrodo. 45, iš kur carą randa tokių. Net ir Leninas sakyčiau tada. Jisai gimęs 1905. Bet nutapė 45. Ant senų nutapė. Ant senų. Ant senesnės statė. O šiaip dėl to aš nežinau, kažkaip po karo kažkaip jau reabilitavo religiją. Per karą reabilitavo, norėdami sužadinti tą patriotizmą rusų. Bet nežinau, gal irgi gerą. Tai gerai, kokį variantą tada išryškėjo? Bet tiesiog iš Šiaulių. Nu, ką žinau, nubėgo dažai, žinai, ir kryžius pasidarė. Tai negali būti, kad buvo tai 8 kažkokie kaip ar paveikslai. Ne, nu to prasme, gali būti kažkas. Tai kuris, caras ar kryžius? Laikas. Tikslaus atsakymo neturime, bet manome, kad per lietų, kadangi tai buvo susiūta iš 8 dalių, bandėme pasibražyti, kaip tai atrodo, galbūt nubėgo dažai ir, sakykime, ant Stalino portreto per siūlės galėjo susiformuoti kryžius. Na, pravoslaviškas kryžius, kuris... Nu ką? Nu kaip, komunistinės valstybės... Stalinas buvo vienu momentu prasidėjus karui krikščionybės gelbėtojas, ne? Tai už ką čia dabar tokį Bendelį smerkt? Nu, tai ten už žodį neteisingai smerkdavo. Tais laikais ir jau už kryžių. Žodžiu, priimam atsakymą. Tai yra, išryškėjo kryžius. Komentuojat, kaip išsisuksi dabar? Išsisuksim paprastai, iš tikrųjų eita į tą pusę, bet iš tikrųjų ne kryžius išryškėjo, o išryškėjo grotas. Ir tarsi, na, toks metafora, idėja, žinia tarsi buvo Stalinas už grotų. Taip, įcypė jį už nusikaltimus. Tai tas, aišku, nepatiko ir buvo įsikantis. Nu, kodėl užuominos buvo? Jūs judėjote į tą pusę? Slaviškas kryžius taip pat atrodo kaip ir grotas. Nu, taip. Slaviškas kryžius vis tiek ten taip tų drobių nesiūsi, kaip sakant. Taip. Gal kreivai nešė. Viena mažesnis nešė, kitas didesnis. Na, sutikite, neblogai, aš manau, kad jūs šiek tiek dabar norit burbuliuoti. Bet klausimas buvo korektiškas, man pasirodė labai įdomus ir, na, turbūt reikėtų pasiaiškinti, ar Stalino fone, jeigu pradeda šviest kryžius, nu, galėjau sutraktuoti NKVDistai, kad kryžius, bet vis dėlto tai yra grotų idėja. Pakankamai buvo pasakyta 8 lygus dalis kažkaip ir panašiai. Šita užuomina buvo. Tai aš vis dėlto pritarčiau Vilniaus universiteto nuomonėj, kad iki klausimo teisingo atsakymų jūs nepriejot, mėliai. Na va. Gerai, atsiliginkite tada. Kas pavaizduota šiame Piterio Bregelio paveiksle? Čia bet kuris epizodas yra užuomina, o iš viso paveiksle jų yra net 118.
galėtų kažkaip, kad aš šitą užskaitai. Nes aš tik špuo. Yra užuomenė. Šiaip galėtų būti idėja. Čia jų visų įdos, žiūrėk. 118. Kad čia kiekviena kažkokia... Taip, vagystė čia turėtų kažkur būti. Prostitucija, Tai nuodėmės įdos, silpnybės. Nuodėmės įdos, man atrodo. Jo, Bregelio. Žygi šitą. Čia vienas garsiausių. O tai kieno čia tipo kažkokių garsenybių įdos? Ne, žmogiškos įdos. Nes aš kitą idėją buvau panašų paveikslą mačius įžymybės tiesiog. Ne, kažkam kosi duoda, kažkam pakirti. Arba pat nekas padės kitam, nes pats O čia kitus Girtuokystė, arba persivaldymas kažkur turėtų. Bet šitas labiausiai. Nu, kas kitam duobės, arba vagystė, arba čia patarlis. Laikas. Kapitonė, laukiam. Taip, turėjome gerą diskusiją, paveikslas gražus. Manome, kad čia atspindėtos žmogiškosios įdos. 118. Oho, liutaurai. Dabar perinam prie to. Gerai, Galima pasitaisyti? Žmogiškosios įdos. Komentuojat. Paveikslas vadinasi olandiškos patarlės ir priežodžiai. Ir aš pats suskaičiavau, žiūrėdamas į paveikslą, bent 27 lietuviškus atitikmenis, tačiau dauguma yra ir tokių, kurie bendraja prasme, bendram gyvenime yra naudojamos taip pat ir galima daug suprasti. Pagalys ratuose, lietuviai sako, kelias pyragais grįstas, čia tortas, stogas tortais grįstas, kakta sienos nepramuši. Tako, mes turėjom tokį variantą, čia mano klaida, kad aš visgi pasirinkau įdas. Ačiū. Žodžiu sutikim, atsilygino, kad kažkur panašiai braidėt į tą pusę, bet jau kaip pasakėt, kad į 218, mes labai jau tokie esam, ne, kaip čia sakyti, įdavoti, bet kad tiek, tai žinot, liutaurai. Gerai. Rezultatas liekas toks pat, 12-5 Vilniaus universiteto komandos naudai, viskas priekyje, viską lems staigių atsakymų reikalaujantis klausimai. Jų yra 7, už teisingą atsakymą galite pelnyti nuo 5 taškų iki 1. Po pirmos tezės. Jeigu atsakysite, tai gausite 5. Tai štai, gerbėmieji, būkit dėmesingi, nuovokus, greiti ir pradedame. Ar pasiruošę? Pasiruošę, kapitonai? Pasiruošę. Kuri tai raidė? Amerikiečių ir tarybinėje karinių lėktuvų žymėjimų sistemoje reiškia žvalgybinius lėktuvus. Romėnai ją vadino litera canina, šuniška raidė. O ją žymima garsa vox canina, šuns balsas. Tai yra raidė eta. Eta. Kažkodėl skaitau toliau. Rusų abėcėlė ji turi veidrodinę seserį. Tai omega. Lietuvių kalbos abėcėlė ji yra 23. Matematikoje reiškia spindulį, statistikoje koreliacijos koeficientą, fizikoje elektrinę varžą. R. Taškas Vilniaus universitetui. R. O rusų kalboje atkreipkite dėmesį. R veidrodinis atspindys yra ja. Taip, bet tai dabar... Taip, vienas taškas universiteto taupykmen. Taip, antrasis. Koks šio gyvūno pavadinimas? Lietuvoje šis rudadantis auginamas dėl kailio ir mėsos. Jis gyvena raudonai pažymėtose vietose, mėlyname ovale, tikroji jų tėvynė. Tai turėtų būti nutrija. Kitur gyvena pabėgę ir paleisti. Kūno nosis nutrija. Taip.
Taip tai nutrija. Po antro teiginio, tai vadinasi, 4 taškai keliauja į Kauno technologijos universiteto taupyklę. Taip. Visi gal. Trečiasis greitasis klausimas. Kas ši medžiaga? Jos molekulė sudaro tik 4 atomai, išsidėstę tiesėje. Atsakys jau. Tai bus etinas. Pakartojam. Etinas. Etinas. Taip. Nu, dabar įtemkit smegenis. Ar tikrai? Nu taip. Ar gali garantuoti? 2 anglys ir 2 vandeniliai. 3 ryšys bus plokščias. Nu, bet kažkodėl pas mane kitaip parašyta. Acetilenas? Taip. Tai nesąmonė, pas jūs ne pagal JUPAC nomenklatūrą. Pagal ką tokia? JUPAC nomenklatūra yra tokia taikoma dabar. O, oho, 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 oho. Taip, gerai. 5 taškai keliauja į KTU ir peršia rezultatą. Oho. Taip, 4 greitasis klausimas. Kaip vadinasi ši tarptautinė institucija? Ji kurta 1932, dabar jungia 213 narių. 1989 jos pavadinimas sutrumpėjo vienu žodžiu, o santrumpa išliko 4 raidė. 50-aisiais suorganizavo pirmą pasaulinį renginį vyrams, vėliau imta rengti reguliariai. FIFA. 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 36 mes skaitau toliau. 6 metais jos garbės prezidentu buvo išrinktas Jamesas Naismithas. FIBA. FIBA, mėlėjai. Po kelinto teiginio, po 4, 2 taškai keliauja Vilniaus universitetui. Oho, na čia tai dedasi dabar. Kelinti tai metai. Tais metais Lietuvos futbolo čempionate žaidė tokios komandos. Kauno KSK Kultas, Kauno Makabi, Memelio Špilvereinigung, Šilutės Forverts, Pagėgių Sportverein ir kitokios. O čempionais tapo futbolo klubas Kauno Kovas. Pirmasis teiginys čia buvo. Antras teiginys, matom madas to meto. Tokie automobiliai, taip moteris puošiasi. Dar šiek tiek anksčiau galėjo nesipuošti. Taip. Tais metais, trečiasis teiginys, birželio 12 dieną, birželio 12. Pirmoji Lietuvos radijo transliacija. Tuomet Lietuvoje buvo 323 radijo imtuvai. Kas universitetas? Taip, manome, kad tai yra 17 metai. 17 metai. Liutaurai, 17 metais Lietuvos radijo transliacijos. Lietuvos dar nebuvo, iš kur bus Lietuvos radijas? Neteisingai. Šansas Kauno technologijai pratęsti mintį. Kelinti tai metai. Roaldas Amundsenas dirižabliu Norge perskrido virš Šiaurės ašigalio. O A. Milinas išleido knygą Mikė Pūkuotukas. Mikė Pūkuotukas 60. Baig, nesąmonė.
Arba 26. Na, o dabar jau tik pabandykit nežinot. Gimė Valdas Adamkus, o Smetona įvykdė perversmą. Nu jau nebegalit vai. Tikrai jau šitie. 1926. 1926. Taškas keliauja KDU. Nu, taip dar nebuvo. Kad likus dviem staigiesiems klausimams, rezultatas būtų lygus. Kas šis daiktas? Manoma, kad šį mažą tuščią vidurį plieninį daiktą, keliantį nemalonės asociacijas, išrado apie 1853 metus. Anksčiau jis būdavo užmaunamas. Gerai, manome, kad tai yra švirkštas. O dabar jis dažnai nenuimamas. Švirkštas. Na, nebegaliu jums nieko sakyti. Taip, tai švirkštas. Jo teka skystis, jūs turėtų naudoti tik profesionalai, idėja taip nėra, jo galiukai atrodo šitaip. Bet tai ar švirkšto adata, ar švirkštas? Va. Jie sakė švirkštas. Mes turėjom adatą. Tai grįžtume variantą. Bet atsakymas švirkšto adata? Taip. O ne švirkštas? Nu, bet ar švirkštas yra skirtumas nuo... Visai buvo. Šiaip buvo klausimas, kelias nemalonės asociacijos, tai pirmiausia, nemalonės asociacijos keliasi pats švirkštas kaip toks. Bet nuotraukoje tikrai ne švirkštas. Tada gerai, priimu šių protestą, nepriimam atsakymą. Ir tada viskas lemsi iš čia. Nes formaliai vis tikrųjų jie teisūs. Aš paskubėjau. Reikėjo išlaukti ir tada sakyti, na ne visai taip. Gerai. Na viskas dabar ant sekundės jau. Taip, paskutinis klausimas. Dar tokios įtampos nėra buvę. Kas šis asmuo? Šis Saksonijoje gimęs aristokratas gyveno 1720-aisiais, 1797-aisiais, buvo baronas, tarnavo Rusijos kariuomenėje. Tai ką dar? Dalyvavo karuose su turkais, jo portretas vienoje knygoje atrodo taip. Mes pirmiau. Nu? Mes spaudėme. Kas pirmieji? Kompiuteris rodo. Šitą vietą tikrai rodo kompiuteris. O gal dar nepataikys, na? Baronas Münchhausenas. Grįžęs į tėvynės išgarsėjau savo neįtikėtinoms istorijoms. Taip, tai baronas Münchhausenas. Po kelinto teiginio. Po kurio teiginio čia buvo atsakyta? Po antrojo. A ne, po pirmojo. Po pirmo. Aš dalyvau karuose turkus po antrojo. Tai vadinasi 4 taškai keliauja Vilniaus universitetui. Na va, nuo ką dabar? Dar tokio žaidimo nėra buvę. Nei pernai, nei šiais metais. Tai yra tas pats, kas paskutinę sekundę įmesti 3 taškį. Oho, negaliu citokėti. Tai ačiū Dievui, kad aš jums dar neįskaičiau. Būtumėte įskaičięs prieš paskutinį tą atsakymą, tai jūs visai supyktumėt. A ne? Nes dabar šiek tiek apmaudo lieka. Sekundės dalį. Gerai, tai ką, mėlėjai, nieko kito ne man nelieka. Turiu kviesti Liutaurą, kapitonę, prašom sveikinti. Komanda sveikina vieną kitą. Džiaugiuosi už tokį įspūdingai turiningą žaidimą. Liutaurai, tau kubelis. Sunkiausiai iškalbos. Sunkiausiai. Kapitonė, sveikinat. Nu, kova buvo. Lietuva. Na ką, ačiū mėlėjai už žaidimą. Nepykit, jeigu kas nors ne taip. Labai sunku. Dar nieks taip nežaidė kietai. Ačiū. Nu, mano simpatija. Nuo pernai. Ačiū. Už žaidimą, ačiū.
Ačiū, laimingai. Kitoje laidoje matysite. Studijoje 2 naujos komandos. Tai Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir matematikos bei informatikos instituto mokslininkai. Kokiu muzikos instrumentu atliekamas šis kūrinys? Gudrus matematikai. Apgavo jūs, man atrodo. O gal čia klaidos nėra? Kaip žinia, 2 kart 2 yra 5. Y. O ir ne Y. X. Ir vėl nepataikėt. Dabar jums jau pat bus blogai.